Taigi einame į Kauno 9 fortą. Padėk kamerą, aš filmuoju. Esame 9 forto viršūnėje. Starai kaip įspūdžiai. Neblogai, vėjuota. Čia nelabai galima lėti. Mes padarėme išimtį. Gerai, einame į vidų, pažiūrėsim, kas negera. Antras dublis. Kopiam į dar statesnį forto kraštą. O kaip nulipsi? Čia biškiau paslips. Čia paslips. Augie, braugis. Nėra. Kaip nulipsi? Davai iš čyrigai, kuris dengia. O, fuck. Kuris nuvarė? Kauno panorama. Kauno forto viršaus. Davai lengviau. Tai va. Palaukit. Nu, Romke, davai tavo eilė, greičiau. Einame į 9 fortą. Muziejuje yra ekspozicijos ir skirtos tarybiniai okupacijai, tai yra lietuvių tautos trėmimams, masiniams žudimams. Tačiau muziejus įkurtas buvo dar tarybiniais laikais, kai apie tarybinės Lietuvos gyventojų tremtis, aišku, jokių kalbų nebuvo. Tuomet ekspozicija daugiausia Dabar eik į vidų. Einu. Toliau. Tu nueik ten į kitą. Reikia kalbėti apie visą Kauno tvirtovės istoriją. 19 amžiaus pabaigoje Lietuva buvo Rusijos imperijos sudėtinė dalis. Jinai buvo pasienio teritorija, Kaunas buvo didelis pasienio miestas. Ir todėl tuometinis Rusijos imperijos caras Aleksandras II nutarė šį miestą paversti labai stiprią karinę tvirtovę. Iki 1891 metų Kaunas buvo apjuostas pirmo gynybinių žiedų, kurį sudarė 8 fortai ir 9 baterijos. Antrasis žiedas buvo pradėtas statyti 1103 metais ir pirmas statinys jame buvo 9 fortas. Per gynybinę sieną. Čia pralipo sienas, mūsų vyrai. Kur mes einame, kaip man pasakyti? Sieną, mes einame per sieną. Mes einame per sieną. Sienoje skylė. Mes esam prie šturminių pabūklų slėptuvės arba patrankų garažuose. Čia laikydavo dėl to, kad apsaugoti nuo lietaus, nuo sniego, nuo pašalinių akių reikalų esant kareiviai išveždavo pro dešinę arba kairę pusę patrankas į lauką, nublizgindavo artilerijos kiemenėse, traukdavo į viršų, statydavo prie pylimo ir laukdavo priešo. Štai tokias patrankas kaip šita, pažiūrėkit, naudojo forte Pirmo pasaulinio karo metu. Pasukit rankinėlę. Pasukit rankinėlę, va šitą. Nusuksiu. Čia dairykis, tipo vesionėlio. Tipo jau kremė. Esame požemiuose ir ponas Augustinas lips dabar kažkur. Lipkite kažkur. Priešas. Žiūrėkit. Čia galima lipti? Nu, čia negalima. Spėk iš trijų. Surūdyjusios. Šlūšis. O jie duokiam kamerą. Gerai, praėjom šviesą. Kaip čia yra medicina? Kaip įspūdžiai, kaip įspūdžiai? Čia adrenalinas. Va, čia tai geras. Grįžtam tuneliu, viską vėl. Grįžtam, bet aš nelabai žinau, kur mes... Tai grįžtam tuo pačiu keliu, tuo pačiu. Nu tai tuo pačiu, tai tu žinai, kur esi? Pažiūrėk. Visiška tamsa. Nu davai. Tai, kaip maždaug tai. Tai neapsimoka, žmonės tiek nieko nesimato. Žiūrim, kaip vyrai. Nesusitrenins galvų.
Красивый.